Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas Kartu link pozityvios tėvystės. Projekto tikslinė grupė yra Klaipėdos apskrityje gyvenančios šeimos, kurios patiria nėštumo, gimdymo ir ankstyvosios tėvystės iššūkius. Projekte bus dirbama su besiruošiančiais tapti ar jau tapusiais tėvais, kurie augina vaikus iki 3 metų amžiaus ir jų pačia artimiausia šeimos aplinka. Projekte ketinama dirbti su 140 asmenų. Skaudi realybė rodo, kad Lietuvoje probleminių ar socialinės rizikos šeimų, kuriuose augantys vaikai dažnai patiria nepriežiūrą, įvairių formų smurtą, skaičius išlieka stabiliai didelis. Vienas iš būdų padėti šioms šeimoms – tai ugdyti jų tėvystės įgūdžius, mokyti veiksmingesnių būdų bendrauti su vaikais, reaguoti į vaikų poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai. Šeimų mažą aktyvumą bei suinteresuotumą kreiptis pagalbos lemia ir nepakankamos finansinės galimybės mokėti už paslaugas. Remiantis pateikta projekte sprendžiamų problemų masto esamos situacijos analizę, galima teigti, kad šeimos, kurios patiria nėštumo, gimdymo ir ankstyvosios tėvystės procesus, susiduria su šiomis problemomis. Nėščių moterų ir moterų, kurios ką tik pagimdė, psichikos pokyčiai, ypač depresija. Ankstyvosios pozityviosios tėvystės įgūdžių stoka. Visų šeimos narių socialinių emocinių kompetencijų stoka bei šeimos psichologinis mažas atsparumas. Projekte planuojama dirbti su šių savivaldybių gyventojais. Klaipėdos mieste bus atrinkti dalyvauti projekte 44 asmenys. Palangos savivaldybėje 40 asmenų. Klaipėdos rajone 24 asmenys. Telšių savivaldybėje 16 asmenų. Šilalės savivaldybėje 16 asmenų. Kviečiame registruotis į nemokamas veiklas.